Kaip čia gražiai tiks tos rankenėlės. Buvo laikas pasikeisti rankenėlę. Galvojau, kokias čia juodas uždėti ir viskas, ir nekvaršint galvos. Pamačiau va šitas. Galvoju, taigi čia va, tip top. Senas dviratis, 2003 metų, pagal serijinį bent jau taip aš išsiaiškinau. Ne visada pavyksta išsiaiškinti pagal serijinį numerį, kurių metų dviratis. Šitas dviratis yra toksai mano mylimiausias greičiausiai, kurį aš mėgstu patobulinti, pakonstruoti, kažką pagalvoti, pamastyti, pasėdėti, kažkokią vieną detalę pakeisti ir nevažiuoti su juo pakabinti ant sienos ir va jisai kabo. Iš esmės tai yra mano, galima sakyti, žmonos dviratis, bet jinai labai mažai važinėja. Realiai reikia prikalbinti, kad važiuotų, tai dažniau aš jį testuoju, bandau ir sugalvojau, kad imsiu su juo, važiuosiu į žygį, jis man mažokas, M dydžio, man reikalingas L, esu 1,83 m, 1,84 m gal ūgio, tai mažokas, bet sėdėti ant jo pakankamai komfortiška, tokį va droperį susinstaliavau su rankenėlė. Tai rėmas yra senas, nepritaikytas jokiam droperiam, arba galima išorinį daryti, nenorėjau čia papildomų laidų, trosų, rankenėlių, tiesiog man patinka viena pavara, jokių papildomų rankenėlių, stabdį su pavarų rankenėlė įvilkau į tokį įdėklą ir viskas čia priekyje gražiai, lakoniškai. Man patinka, kada dviratis yra gražus. Kada jisai man gražus patinka, tada norisi su juo ir važiuoti. O tam, kad su juo važiuoti kažkur į žygį, į tokį, kuriuos aš mėgstu, keičiu padangas. Šitos yra tokios labiau universalios. Race King, Black Chili Compound. Šitokių gal jau net ir nebėra pirkti. Paprasto mišinio yra, bet Black Chili tikriausiai nėra. Čia vienos lengviausių padangų iš vis. Gal lengvesnių galima paieškoti, rast, bet kai buvo jos pirktos, nebuvo 500 ten keli gramai vieną padangą kainuoja, tai dviratis su tokiom padangom surinkus, tai tiesiog lengvas dviratis pasidaro. Vien tik tais pasikeitus padangas. Čia pakeisiu padangas, bus tokia Cross King 2.2 pločio, 26 ratais dviratis. Norėjau 2.3 kišti, bet tokie tarpai jau čia nelabai tilps, bet purvas prilipęs ant padangų jau braukys rėmą ir čia apatiniai daly. Viršuje tai čia vietos pilna, aplamai dviračio konstrukcija geometriškai rėmas yra toks masyvus, platus. Galinis trikampis Dual Assault, čia yra būtent Cannondale išmislas. Kvadratiniai tokie chainstay, tiksliau seatstay. Chainstay yra čia, seatstay. Kaip lietuviškai juos pavadinti? Nežinau, tikriausiai nėra normalaus termino. Seatstay, chainstay. Ir čia parašykit komentarą, galbūt saddle koks nors, neatsimenu. Cannondale sugalvoti tokie platus vamzdžiai, kintamo storio, čia siauresnis, čia išplatėja ir gale apačioje platus susivirina į viską kartu, labai masyvus toksai rėmas, bet labai gražiai padarytas. 2003 metai užpoliruotos siūlės, dvigubo ar tai trigubo virinimo, handmade in USA, čia netgi parašyta, čia yra dar amerikietis. Vėliau kažkuriais metais visa produkcija iškelta į Taivaną, ne? Ar į Kiniją, nesvarbu, nebeaktualu. Ir tada
sugebėjo padaryti tuos vyrius daug gražesnius, negu daro Cannondale'as dabar. Tai, ką Cannondale'as daro dabar, pristato kaip tą senąją technologiją, kaip ten siūlės jų ten gražios, tvirtos ir panašiai, bet net neprilygsta toli gražu nuo šitų senųjų. Aš žinau, kodėl taip daro, nes tai pigiau. Va, tokį dalyką padaryti yra tiesiog brangu, nesąmonė. Šiam laikui tai būtų daryti nesąmonė. Apex pavarų sistema, dar atnaujinsiu aš čia kasetę, buvo Sunrace'as, jau tie, kas sekat mano vaizdo įrašus, esat matę apie Sunrace kasečių defektus, tai mano dviračio irgi nepraėjo pro šalį, tarpai tarp dantračių skirtingi, poweras jungiasi viena gerai, kita per daug, trečia ten perška. Žodžiu, išsirinkau patikimą, gerą, nebrangų biudžetinį variantą. Kaip nebrangų? Sužiūrint, su kuo lyginti, aišku. KMC React. Štai tokia kasetė, jau keliems žmonėms aš ją esu sumontavęs, visi labai laimingi, jungiasi tvarkingai, defektų neatradau ir galima nusipirkti atskirai mažuosius dantukus. Juos mes dažniausiai pirmus ir sudėvim, nes kuo mažiau dantukų, tuo greičiau susidėvi dantratis. Apex perjungėjas yra plentinė grupė, o tiksliau sukurta graveliui, ciklokrosui, o čia ne gravelis, ne ciklokrosas, paprasta MTB X9 modelis. 10 pavarų, kam tokie pavadinimai modelių, kurie nelabai aišku, ką reiškia X9, X0, dar kokie ten X11, bet niekaip nesusiję su pavarų kiekiu. Tai viskas čia veikia, todėl, kad šitas perjungėjas, SRAMas turi dviejų tipų Exact Actuation ir X Actuation. Tai jie turi skirtingą pull ratio, tai yra kiek truselis pasislenka, pasistumia vieno paspaudimo metu. Tai jeigu čia pavyzdžiui būtų X Actuation, o čia yra Exact Actuation, tai neveiktų. O kadangi čia ir tas yra Exact Actuation, 1:1, ir pull ratio jie taip ir rašo, kai kur galima rasti 1:1, tai su MTB rankinėlė, ne plentinė, tiesiog MTB rankinėlė, veikia su plentinė grupė. Va, sumontuosiu šitą. Va. Iš esmės skirta elektriniams dviračiams, taip ir pozicionuojama e-bike. Vienintelį jos minusą matau, kaip ir QS sistemų, tai svoris. Va, paimi rankas, nesversiu aš jos, galima pasižiūrėti specifikacijoje, kiek sveria, bet va, paėmus rankas, ką tik laikiau Sunrace'ą ir šitą va, iš karto jaučiasi. O tai yra besisukančios masės, kurios lėtai važiuojant mums įtakos labai neturi, bet jau kažkur ant didesnio greičio arba su didesniais ratais, kur sukimo momentas mažesnis, tai gali pasijausti neigiamai. Kadangi šitas dviratis yra arba mažai važinėjimas, arba dabar aš su juo važiuosiu, bandysiu važiuoti į žygį, su tašėm, su palapinėm, su viskuo, apsikrausiu, papildomai čia vandens prisisuksiu ir šitas svoris man bus realiai neaktualus. Kaip neretai būna, tuoj va, padangas pripučiu, pavarus patikrinu ir važiuoju. Aha. Čia panašiai kaip. Gerai, kad čia mano dviratis.
Bet panašiai būna, kada mano svečiai manęs klausia, padarysi šiandien, ten pagal grafiką, viskas detalių turiu, žadėjau padaryti, bet iš esmės niekada nežadu. Sakau, nežinau, darysiu, o kaip seksis, ar spėsiu šiandien, tai viskas dviračių gerai, reikia pritvirtinti gertuvės, viena čia, tiksliau laikiklius, antras bus čia iš apačios ir štai čia niekada greičiausiai nebuvo atsukinėjamas varžtas, bent jau aš nesukau ir prasisuka kartu su štai tokiu įstovu, kuris rėmė yra įpresuotas, įvairių konstrukcijų būna įvirinta, įpresuota, tai šiuo atveju įpresuota ir su laiku kažkaip tai atsileidžia ir prasisukinėja. Tu varžtą suki, jisai viduje prikepęs dėl to, kad senas dviratis, ten vanduo papuola, dar kas nors, ir prasisukinėja tiesiog. Tai net išgręžti kitą kartą nesigauna, nes jisai sukasi, tu jį grįži, jisai sukasi. Tai va, su mažu kampiniu šlifuokliu nušlifavau varžto galvutę, užlyginau, taip kad būtų čia praktiškai sulyg rėmų ir įkaliau vidun. Ir vidun įkrito ir dabar montuosiu naują. Štai toks. Čia savadarbis įrankis, iš esmės padarytas iš paprasto kniediklio, tiesiog antgalius pritaikiau, prikonstravau. Aliumininis rėmas, aliumininiai šitie lietuviškai rivetės, man atrodo, taip ir ieškojau, rivetės su sriegiu. Tai va, įpresuoju ir važiuoju toliau. Tas likutis, kurį įkaliau į vidų, gal kažkada miniklio velnio guolius keisiu, ten yra skylutė, gal iškris. Tai čia ne bėda. Taip. Sudėtingiausia, tai tą momentą pataikyt, kadangi jau ten įsipresavo. Lyg ir įsipresavo, bet dabar nepagalvojau, kad ištraukti bus sudėtinga, nes tas varžtelis mano, kuris tą rivetę laiko, jį reikia išsisukti, o čia gertuvės laikiklis. Nusiimsiu ir išsisuksiu, neina prieiti prie to varžtelio. Va taip ir būna, atrodo, paimsi dviratį, padarysi, bet kitą kartą, dėl tokių smulkmenų, tenka pažaisti, ilgiau praleisti, daugiau laiko ir būna kritinis 5 minutės ir nespėjai.